Sveiki gyvi, sveikinusi su jumis nuo Montrojalio, to paties karališko kalno, ant kurio viršūnės karalius Liudvikas XIV buvo pasistatęs didžiausią to meto Europos tvirtovę. Griuvėsius likučius matote man iš dešinės. Kuo tas Liudvikas toks svarbus? Ar tik tai to, kad vadino save karalium Saulę, Roi de Soleil, ar ir dar ko nors? Mes sužinosime laidelės pabaigoje. O kadangi žadėjom papasakoti apie protą, apie tai, kas su juo daroma, kaip jisai manipuliuojamas, kondicionuojamas, tai tada istorija apie šuniuką. Įsivaizduokit situaciją. Durys į kambarį, kurių varčiuose turėtų būti stiklas, bet jo ten nėra, ten kiaura. Durys atidaromos, šunelis įbėga į vidų per atidarytas duris, ten pažaidžia su šeimininkais, labai laimingas, šokinėja, džiaugiasi, uodegytę vizgina. Durys uždaromos, šuniukas viduj. Šeimininkai per tas varčias, kur kiaura, kur nėra stiklo, išlipa lauk, šunelis lieka viduj. Jis pasimetęs, durys uždarytos, išeit negali, šeimininkai paliko. Protas neveikia, kad galėtų iššokti per varčią. Niekaip. Kodėl? Nes jis taip auklėtas. Jeigu durys uždarytos, reiškia išeit negalima. Šuniuko mąstymo lygmuo yra pažemintas. Suprantat, kas padaryta? Lygiai tokius eksperimentus darė rusų akademikas Pavlovas, irgi su šuniukais. Išpjaudavo gabalėliais smegenų, kurios buvo atsakingos už judėjimą į priekį. Į kairę ir į dešinę gyvulėlis judėt gali, o į priekį ne, nes tos smegenų dalies nėra. Sakysit, kad su žmonėm taip nedaroma? Daroma, tik gal be skalpelio. Tas darimas vadinasi auklėjimas, išsilavinimas, tą daro darželis, mokykla, universitetas, net diplomą duoda, kad suprogramuota sėkmingai. Tas yra parašyta diplomą. Išėjo, aš klausė kursą, aš laikė egzaminus, viskas tvarkoja. Kaip tai atrodo praktikoje? Štai kelias. Geras, puikus, lygus kelias. Važiuok kiek tik nori, iki horizonto. O jo priekyje pastatytas ženklas. Važiuoti draudžiama. Plyta. Ką daro žmogus turintis vairuotojo pažymėjimą? Nevažiuoja. Nes jisai žino, kad pro plytą važiuoti negalima. Kitas pavyzdys. Durys. Atsidarinėja puikiai betonių parašyta. Įeiti draudžiama. Ką daro civilizuotas žmogus? Neina. Nes draudžiama. Francas Kafka apie tai yra parašęs baisų romaną, vadinasi Procesas. Kaip žmogus visą gyvenimą prastovėjo prie atvirų vartų, ant kurių buvo parašyta negalima. Ir nėjo. Kuo baigėsi? Jo mirtim. Na, o dabar grįžtam prie karaliaus Liudviko, prie karaliaus Saulės ir prie jo Montrojalio. Taigi, didžiausia to laikotarpio Europos tvirtovė, gal ir pasaulio. Aplinkė teka Mozelio upė, juose panašiai Montrojalį kaip Nemunas, kad juose Punė. Ir šita tvirtovė turi didžiulius bastionus į vieną pusę ir į kitą. Reiškia, joks laivas nei ten nepraplauks, kadangi iš bastiono kyšo patrankų vamzdžiai ir bet kuris laivas gali būti paskandintas. Akimirksniu. Reiškia, Liudvikas XIV situaciją pilnai kontroliuoja ir pilnai valdo. Jo protas, laisvas, jo nevaldo niekas, jisai karalių Saulė. Suprantat? Vat neišpjautas smegenų dalis. Pas jį viskas tvarkoja. Kodėl mums tai svarbu šiandien? O todėl, kad ta istorija, kuri prasidėjo prieš 400 metų, galioja ir šiandien. Šitą pilį, net ne pilį, o jos griuvėsius, jisai susprogdino ją. Sakai, aš daugiau jos nebenaudosiu. Už tai jisai gavo Strasbūro miestą. Tai yra tas pats miestas, kuriame šiandien veikia ES žmogaus teisių teismas. Va tokio galingumo yra laisvo, nesuvaldyto, nepažeminto žmogaus proto blyksnis. O va šuneliui kitaip. Durys uždarytos ir jisai išeit nebegali, nors ten yra atviras vaizdas. Taip pat ir su dauguma mūsų. Mes labai gerai žinom, kas negalima. O kas galima, vat net ir žinoti bijo. Gaila, bet taip yra. Tuo tarpu Liudvikas, apie kurį mums Dumas savo romanuose rašė, kad jisai tik tai linksminosi, šoko, gėrė, dainavo ir pramogavo su rūmų damom, buvo kitoks. Ir matyt, ne vien tik tai gėrė, ir ne vien tik tai pramogavo, bet ir naudojosi savo laisvų nesuvaržytų protų. Šiandien tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Sekantį sekmadienį pasimatysime vėl. Iki pasimatymų.